Važiuojam. SKM1 Wienerberger – tai Vilniaus jaunieji talentai, moksleivių krepšinio lygos čempionai, kurie drąsiai skinasi kelią į vyrų krepšinį. Ne tik pergalių skaičiumi, bet ir profesionalumu šie jaunuoliai demonstruoja, kad jų ambicijos neapsiriboja vien mokyklos salėmis. Komandai pergalės veda vienas tituluočiausių Lietuvos jaunimo trenerių Mindaugas Noreika. Jo rankose ne tik MKL aukso taurės, bet ir U20 Europos čempionato sidabro medalis, iškovotas su Lietuvos jaunimo rinktine. Pastaraisiais metais jis ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabo narys. Patirtis, vizija ir pasitikėjimas jaunimu – tai pamatai, ant kurių kyla šios komandos ateitis. Kiek turėjau žaidėjų, jie visada būna treniruojami arba tampa treniruojamais. Tai, manau, viena iš didžiausių krepšininkų arba sportininkų stiprybių treniruotumas. Tai reiškia, jeigu esi treniruojamas, gali kažką nuveikti gyvenime. Vertybiškai, kad ir pats stengias, ką pasakai, tą išpildyti ir iš jų stengias to reikalauti, kad ką susitarėm, kad tą darytų. Tai tie susitarimai iš tikrųjų labai padeda išvengti tam tikrų dalykų, nesutarimų kažkokių. Mes turėjom daug traumuotų žaidėjų sezono pradžioj, bet tai iš jo labai gera, kad kitiems žaidėjams atsiveria daugiau galimybės realizuoti ir prisidėti prie komandos rezultatų. Kad ir tai buvo nelengva, bet tas nelengva davė daug gero. Manau, puikiai komanda, daug kalbam, bendraujam. Tai treneris labai daug padeda, tiek vasarą, tiek treniruotėse, stipriai dirbam. Draugai irgi paragina, kai aikštelėje visur. Už aikštelės ribų. Treneris tikrai daug prašo, labai daug nori, pačią geriausią. Treneris yra šiek tiek griežtokas, bet to reikia. Visada, kai yra griežtas, yra teisus, tai tiesiog reikia klausyti. O šiaip turi ir gerą humoro jausmą. Turbūt labiausiai, ką reiškia dirbti, kad turi dar vieną šansą sulaukti didesnio, aukštesnio kalibro žaidėjo. Čia kaip žvejys. Žvejodamas tikėsi pagauti didelę žuvį, taip ir treniruodamas tikėsi ištreniruoti didį žaidėją. Tai kiekviena karta, kiekviena žaidėja, su kuriuo tenka dirbti, yra ta galimybė, kad jisai kažkuo taps. Ir tada bus labai smagu prisiminti arba pagalvoti, kad ir savo indėlį kažkokį idėjai į tą žaidėją, į jo tobulėjimą. Už šios kelionės stovi ir Wienerberger. Prekinis ženklas garsėjantis ne tik verslo lyderystę, bet ir socialinę atsakomybę. Tai kompanija, kurios gaminamos keramikinės plytelės ir statybiniai blokai puošia įspūdingiausius Lietuvos architektūros projektus. O dabar prisideda ir prie jaunimo sporto ateities kūrimo. SKM1 Wienerberger čia auga ne tik krepšininkai, čia auga lyderiai.